mūsų nurodytus. Taip pat pradėkime nuo pačio pirmojo. Viskas labai paprasta ir aišku. Spaudžiate Fast Download. Chromo naršyklė visada prasideda atsisiuntimas kairiame apatinėme kampe, štai čia. Spaudžiame jas. Pasirenkame norimą kalbą. Kaip matote, yra rusų, lenkų, jeigu kas suprantate. Čia jūsų pasirinkimas. Mes rankėmės anglų. Ir prasideda kazino programos atsisiuntimas. Kaip minėjome, jis nieko nekenkia jūsų kompiuteriui. Juose nėra jokių nei virusų, nenaudoja bereikalingai kompiuterių resursų. Taip kad galite savo ramiai siųstis ir naudoti. Kaip ir minėjome prieš tai, visas mūsų metodas ir 5 minučių taktika veikia tik mūsų nurodytose kazino, kadangi ilgą laiką ieškojame, testavome įvairiausius kitus kazino internetinius. Deja, tik tai šiuose 3 pasiteisino mūsų visą metodiką ir tik juose kol kas eina uždirbti tokiu būdu pinigus. Todėl naudokite tik tai visus šios 3, nes bandydami kitose galite rizikuoti savo balansų pinigų, galite paprasčiausiai viską labai greitai pralošti. Taip, kad galite iš tikrųjų iš karto dabar vienu metu visus 3 kazino ir atsisiųsti. Nereikės vėliau ieškoti, atsisiųsite, prisiregistruosite visus 3 ir bus rami galva. Staupysite laiko. Na ir štai kazino atsisiuntė, spaudame Accept. Čia mano senas prisijungimas, jums reikia naują susikurti. Jums iš karto iššoks naujas profilio susikūrimo langas. Štai čia. Suvesite būtinai savo tikrą veikiantį elektroninį paštą, kadangi jį gausite patvirtinimo laišką su nuoroda. Ją reikės paspausti, kad sėkmingai užbaigti registraciją. Suvedate savo passwordą, patvirtinate jį, savo slapyvardį susigalvojate ir spaudžiate Sign Up. Viską užpildžius iššoka tokia lentelė, kad jūs sėkmingai prisiregistravote pirmame etape ir įsiųstas jums aktyvacijos laiškas į jūsų e-mailą. Einate į savo e-mailą. Na, šiek tiek internetas dingo, bet nieko tokio. Štai atsirado. Štai radome laišką. Spaudžiame aktyvacijos nuorodą. Na ir štai atidaro likusią formą, kurią turite užpildyti. Čia jūsų duomenys, patariame rašyti visus savo tikslius duomenys. Taip jūs tikrai apsidrausite ateityje. Nereikės siųsti jokių įrodančių dokumentų kazino, kada norėsite įsigryninti pinigus. Na ir štai prisiregistravome. Galime eiti, pradėti dirbti. Spaudžiate Real Money Mode. Nuimame garsą. Spaudžiate Cashier.
Na ir štai atsiranda įvairiausi būdai, kaip galite įsinešti pinigus. Tai nuo kreditinių kortelių iki virtualių kreditinių kortelių. Taip pat yra labai patogi funkcija internetinio banko įsinešimui. Štai šitą. Galim pradėti nuo kreditinių kortelių. Spaudžiame Visa, Mastercard arba Maestro, žiūrint kokia jūsų kortelė yra. Na ir štai suvedame kiek norite įnešti pinigų, pasirenkate valiutą, suvedate čia savo kortelės numerį, čia savo kortelės 3 skaitmenis, kurie yra kitoj pusėje kortelės, čia suvedate kortelės galiojimo laiką, čia savo vardą pavardę, kaip ant kortelės užrašyta, spaudžiate Submit. Pinigai bus momentaliai pervesti į kazino sąskaitą. Kitas variantas yra įnešti pinigus per savo internetinę bankininkystę. Tai mano manimu yra vienas lengviausių būdų įnešti pinigus į kazino. Spaudžiame Instant Banking by Citadel. Kaip jau rekomendavome, geriausias pradinis įnašas yra 40 eurų, todėl suvedame 145 litus, gaunasi 41 euras ir spaudžiame Submit. Kaip minėjome, bonusų nepriimam, kadangi apsišaukėlių, galima sakyti taip, svetainėse parašyta, kad su bonusais vėliau galėsite įsigryninti savo laimėjimus. Taip jūs galėsite, bet turėsite 30 kartų daugiau išlošti, negu turite savo balansą. Todėl mes, jeigu norime greito pelno, nepriimam bonusų, spaudžiame No. Nepriimdami bonusų mes neįsipareigojame kazino, todėl išloštą pelną iš karto galima bus nusimti, įsigryninti. Štai iššoka atskiras langas, pasirenkate savo banką, ar Citadelė bankas, DNB, buvęs ūkio bankas, dabar ETA bankas, Nordea, SEB, Swedbank, tarkim Swedbank renkatės, spaudžiate Continue. Pasirenkate, kaip įvesite savo duomenis bankininkystės, ar per mobilų generatorių kodų, ar per kodų kortelę. Tarkim, greičiausiai kodų kortelė bus. Spaudžiame Login. Suvedate savo vartotojo ID ir pasvardą. Na ir ką, likęs etapas įvesti iš savo pasvardų kortelės, slaptažodžių kortelės, kortelės numerį, paspaudžiate Login, prisijungiate ir atliekate bankinį pavedimą į kazino. Viskas yra visiškai saugu. Šios firmos Instant Banking yra Didžiosios Britanijos. Tikrai nebus jokių aferų ir jūsų pinigai nenutekės visiškai kažkur tai kitur, jūsų informacija konfidenciali, dėl to nebijokit ir galite ramiai savo padaryti pavedimą. Taip pat galite iš tikrųjų bandyti įsinešti pinigus ir kitokiais būdais, jų yra tikrai nemažai šiame kazino. Taigi pavyzdžiui Eco Pays, TrustPay, Moneybookers, Neteller, ką neužilgo papasakosiu apie Neteller.
WebMoney populiarus gan pinigų perlaidų metodas, Click and Buy, Click to Pay ir įvairiausių kitų pavedimo būdų. Dabar apie pinigų nusiėmimą, apie pelno nusiėmimą. Einate į Withdraw. Ir suvedate norimą sumą, kokią norite nusimti. Tarkim, 100 eurų. Pasirenkate čia, kokiu būdu norite nusimti pinigus, į kur, ar į kreditinę kortelę, ar į savo banko sąskaitą, ar į savo elektroninę piniginę ir taip toliau. Tarkim, spaudžiame į banką.